papasakosiu, kaip daryti migdolų pieną. Mums reikės per naktį atmirkytų migdolų. Aš naudojau vieną stiklinę. Vat kaip atrodo jau atmirkyti jie. Taip, nukošiam. Gaunasi daugiau nei vienas puodelis čia, bet sausų buvo vienas puodelis. Dedam į mano blenderį. Pakankamai senas ir pakankamai negalingas, bet pabandysim padaryti. Ant vieno puodelio migdolų reikia 4 puodelių virinto šalto vandens. Čia gavosi pas mane beveik litras. Užpilam. Kad truputėlį būtų saldžiau, dedam atmirkytų porą datulių. Pas mane jos buvo pakankamai mažas, todėl 2 datulės užteks. Žiupsnelis druskos, truputėlį, kad nuimti tokį labai saldų skonį. Ir aš dedu vanilos miltelių. Galima vanilės ekstrakto dėti. Galima išvis nedėti, kas nemėgsta vanilės. Aš dedu truputuką iš viršaus. Ir malam apie minutę. Minutę, galima daugiau. Ir pagal konsistenciją. Matot, jau pasidaro tai tokia balta masė, bet dar matosi tie tokie gabaliukai migdolų. Labai kvepia. Tuo truputėlį nusės, nes putos kyla ir pas mane išsipila, nes pas mane litro talpos migdolai. Labai gerai. Paruošim talpą. Čia mano vaikas atėjo pasirodyti. Lydam. O dabar reikia perkošti. Todėl paimam smulkų koštuvą. Ir dar ant viršaus uždedam marlytės, nes jau labai smulkus gaunasi migdolai. Aš pirkau organik migdolai, tie tokie didesni buvo, nei tokie parduotuviai pirkti. Čia gal galima truputėlį pamaišyti, kad geriau. Vaikas man koncertą rodo. Pieną galima naudoti į kavą, galima į košės, galima šiaip gert, kas turi alergiją ant pieno. O tas drožlės, kurias gaus iš po pieno, mes neišmetam. Aš juos asmeniškai padžiovinu orkaitėj ir naudoju barstyti ir ant kepinių, ir naudoju ant košių. Daugmaž mes neišmetam tų riešutų, nes pakankamai ir brangus malonumas tie riešutai ir tai geras produktas, kam jį išmesti. Nukošiam. Liza. Negalima. Nori jūs atjungti.
duonų puošimas užima daugiau laiko nei pieno paruošimas. Darom kaip cepelinus. Kvapas nerealus. Ir gaunasi truputėlį daugiau nei litras, galima naudoti po porą dienų, 3-4 dienas daugmaž. Nežinau, aš ilgiau jos nenaudojau, nes pas mane susinaudodavo. O migdolų drožlės, jos išdžiovintos, gali dėžutėje būti pakankamai ilgą laiką. Taip. Va tokia masė gausis iš po viso darimo. Tai mes visą tai dėsim į orkaitę ir padžiovinsim apie, nežinau, 20 minučių. Aš dedu ant 125-150 temperatūros. Tai va. Jau viskas baigta, nukošim. Ir nereikia karvių. Išeina pakankamai pigiai, ta stiklinė riešutų gaunasi apie kokių 170 gramų. Tai jeigu perkant per akciją riešutus, tai man atrodo gaunasi lygiai tas pats kaip ir karvės pienas, bet daug sveikiau, kiek aš žinau. Tai va, šitą masę mes dedam į orkaitę. O šitą mes perpilsim, paragausim kaip gavosi. Gavosi toks vienas pusės. Ir čia paliksim vizą. Sveikata. Nu labai skaniai gavosi. Galima buvo įdėti dar vieną datulę, būtų truputėlį saldžiau, bet... Taigi susitiksim kitą